atsisveikinam. Ja. Jau kaip ir nunulinam parodymus. Užsipyliau pilną baką ir paimsimės kelionės. Nunulinsim statomą nuliuką ir pasižiūrėsim, kol grįšim iš Širvintos, kiek prisfiksime. Taip, kelionė tęsiasi. Pirmieji kilometrai, pirmasis jaudulys. Iš to jaudulio pamiršau, kad reikia įsijungti kamerą ir pafilmuoti savo kompanioną Darių. Štai matote kamerą, jisai važiuoja prieš mane. Mes su juo susitikome prie pat pasienio Lietuvos ir kartu tęsėme kelionę per Lenkiją, Vengriją, Rumuniją. Mūsų pirmasis kamštis Varšuvos pakraštyje. Važiuojam pro Varšuvą ir lekiame link pietinės Lenkijos sienos. Jau saulelė vakarop, o mes savo užsibrėžto tikslo visgi nepasiekėm, per vėlai išvažiavom iš Lietuvos, nedavažiavom už planuotų 100 kilometrų. Vakar nuvažiuota 796,7 kilometro vienos dienos. Rekordas? Rekordas? Nu, ne rekordas, pirmą kartą, gal rekordas dar bus, nes pirmą kartą Pirmas kartas, tai vis tiek išvažiavęs su motociklu. Atvažiavom vėlai vakare, čia už Liublino 100 km žemyn. Tokia vat Zajast restauracija, miestelis 5 km nuo autostrados. Toks jaukus viešbutėlis, paėmėm numerį 2 už 64 eurus, kartu su pusryčiais, sočius pusryčius pavalgėm. Su labai prasta kava. Dar jis sako, su labai prasta kava, nes buvo ne iš aparato, ne? Su dumblu kava. Su dumblu kava. Tai va, ir dabar 8 valandos ryto, sėdam, tikėkimės lietaus nepagausim, nes oras toks... Greit gausim. Gal pagausim. Nu, pagausim, tai turim aprangą. Mus pagaus lietus. Tai vat ir judame toliau. Užstačiau Rumuniją, dabar tą Bają Marę, toliau, kur kitas tas miestelis yra sekantis. Tai pažiūrėsim, kiek čia kilometrų duos. Gerai. Tai ką, sekite mūsų kelionės. Mūsų dviejų. Taip. Jau lietus, jau lašai krinta. Eisim rengtis. Eisim rengtis. Ir keliaujame. Sustojome Slovakijos kolonėlėje. Sušlapę, bet laimingi. Sakė, sušlapę dėl to laimingi? Ne, iš tikrųjų, apranga pasiteisino, atlaikė. Batus tik tai į maišus įsidėjau, nes batai tai jau reikia specialus tos užsidėti pirštinės, neperšlampamos, nusipirkau kelionėje, tai puikiai atlaikė. Mes kolonėlėje biškis sustojom kavos. Iki tikslo mums liko 160 km ir tikėkimės vakare būsime Rumunijoje.
kaip jums porcijos Rumunijoje čeko šonkauliukai? Nežinau, o čia Dariui atnešė, nežinau, irgi kažkokie tai karbonadas su kažkai kiaušiniu, nerealiai eina savo. Apsikakojimas čia. Čia vakarienė vadinasi mūsų. Turbūt siaubeką sapnuosim kokią. Ne, kaip tik gerai miegosim, kaip pavalgyti. Labas rytas. Štai mes ir Satu Marės miestelėje Rumunijoje. Praleidom antrą naktį kelionės viešbutukyje. Toksai jaukus, gražus, rodau jums švarus, baltas, didelė patalpa, aišku, čia po stogu. Vienintelis gal minusas buvo, kad 4. aukštas. Visi kambariai tik 4. aukšte ir tokias jau tašias reikėjo temptis biški. Biški tokio vyriškos jėgos reik, moteriškiam būtų sunkiau keliaujančiam su motociklais. Drabužiai biški pradžiuvo po vakarykštės liūties, mano batai tiesa dar visiškai šlapi. Tai dėsiuos kažkokius tai maišus ant kojinių ir bandysim toliau važiuoti. Batai gal išžius ant vėjo, o paskui įsigysiu, kaip Darius turi tokius antbačius, labai geras dalykas, iš tikrųjų važiuoja, tai nepagailėkit, kelių eurų nusipirkite, nes drabužiai šiaip atlaikė, nors ir sakė, pirk bendrą kombinezoną, bet atskiros 2 dalis kelnės ir viršus irgi puikiai atlaikė. Acerbius firmos. Gera firma, gerai gamina. Tai dabar 9 jau ryto, papusryčiavom, ruošiamės išvažiuoti. Ir, kaip sakant, iki sekančio susimatymo, dabar šiandien važiuosim, turim planą kažkokiu tai gražių Rumunijos keliu, ne tuo Transalpina, kažkokie gražus kanjonai, nežinau pavadinimo, iš tikrųjų gal ir neturi dar jau pavadinimo tas kelias, ar ne? Tiesiog gražus kelias ir paskui važiuosime link druskos kasyklų, ten kažkur apsistosim, aplankysime, jeigu spėsime tą muziejų po žemę, tą druskų kasyklą įrengtą. O rytoj arba Transalpina, arba Transalhašas, o gal abu iš karto pasižiūrėsim vietoje, nuvažiavę, kaip mums seksis.
įspūdingas pakilimas. Tikrai, harpynų, kaip matėte, tai pakankamai buvo. Kiek mes ten neskaičiavom, bet, daugiau turbūt kaip Stelvijo harpynų buvo šitam keliui. Realiai, o dabar ant viršūnės ir ten toliau kelias eina leistis link Ukrainos sienos, o mes važiavom nuo Bajų Mare miestelio į viršų link Ukrainos. 18 kelias, Darius sako, vadinasi. Šitas pavadinimo nežinau, ar kelias turi 18. Kaip kitur. Čia viršų iškilus kažkokia tai kavinė, kažkokia tuščia, man atrodo. Gal ir hotelis yra. Tokie kažkokie darniai, bet kelias tikrai labai geras, nes tikrai platus. Matėte, ten ir su fūrom prasilenkiam. Ir tikrai, ir eismas nėra didelis, tai čia ir nemokantis gali išbandyti save ir paguldyti biškį motociklą. Aišku, toks dabar jau ruduo, asfaltas, kelias šaltas ir lapų pakrytę pakrašty, reikia važiuoti atsargiai. Mes kažkaip prasmukom. Dabar turbūt pailsėsim porą minučių, sėdame ant žirgų savo ir važiuosime dabar atgal į Bają Marę. Iš tenais, jeigu spėsim, leisimės link druskų kasyklų, pabandysime ten ekskursiją padalyvauti. Žemyn, o jau ant 4 įsidrasino, gal mažiau bus posūkių, pasižiūrėsim. Stabdo tik bailiai, ne? Jo, vienu žodžiu. Čia biškį mažiau, bent jau atrodo, tai pasistačiau mikrofoną į šalmą, kad mūsų emocijas išgirstumėt, kai mes čia keikiamės skrisdami ant harpyno, ne, iš tikrųjų, 3 kartus per kairę petį ir pastuksenu į medį mentališkai. Nes, kelias tai toksai, ne vasara, iš tikrųjų drėgnas, o lapų biškį yra. Naktį lyjo. Dabar rūkas, išvažiavom nuo viršūnės, nusileidom iškart rūkas, tas dingo. Ten gal dar jau ne rūkas, gal debesis kokie, ne? Tu mane perspėkai harpynai, nes aš navigacijos neįsijungęs. Okei. O jau, pirmasis. O, biškį mane paslidinėjo, ABS-as įsijungęs buvo. Taip čia reikia atsargiai. Man aukštyn kažkaip labiau patiko, žinai. Jo, viršų labiau patiko, nes į viršų, žinai, ten su varikliu pristabdai gal labiau, o čia taip. Jo, stabdyti ir reikia, kažkaip atsakau, pagavau biškį toksai slystelėjimas buvo galiniu ratu. O, žiūrėk, 2 juostas net nusukti kairę. O mes dabar tiesiai, ne? O kairė ten prastas kažkoks kelias. Palauk biškį, nenulėk taip greitai, aš čia biškį atsilikau, permižau, slystelėjimu vienu. Taip jo, čia nuslyst nesinori iš tikrųjų ir baigti kelionę kokioj ligoninėj, žinai. Nes toks drėgnas, vakar lyjo visą dieną ir čia greičiausiai lyjo, harpynas priekyje matau pro medžius. Taip, statom ant antro bėgio, nėra kur čia mums skubėti. Jo. Dar vienas įveiktas. Šiaip tai gal kai montuosiu filmą paskaičiuosiu, kiek harpynų buvo, nes visą kelią filmavau, įdomu pačiam. Jo, visą kelią ir viršun, ir apačion dabar. Galim ir žemėlapyje, jo, iš tikrųjų. Bet čia smagus dalykas. O, fūrą dasivijom. Mes ją greit dasivijom palyginus, ne? Ar jau nusileidom beveik? Jo, matosi, kad ar kalnas aukštas, žinau. Man tai kylant į viršų buvo kažkaip tai ausis užgulė vienoje vietoje, taip, padariau. Ir taip geriau pradėjau girdėti, matytas, vis viena jaučiasi tas perėjimas aukščių. Nėra čia labai aukštai iš tikrųjų. Šaizė, nepažiūrėjom. Bet šitą kažkaip girdėjau, kad net su motociklais, jeigu jau aukštesnės važiuoja viršūnės, kažkaip tai padaro sustojimą vidury, kad apsiprastų su slėgiu, ne? Ir su mašinom, jo. Darius pasakoja apie kalnų lygą, kai Glasnokeriu užvažiavo nesustodamas. Ir bloga buvo, vent norėjusi, rankų nepajudino.
Tai va, nu, mes gal į tokius, o Trafalgašas reikės atstodinėtis, aukštas, nežiūrėjai. Ar Transalpina. Va, važiuojam dabar. Važiuojam žemyn. O, labai gražu, žiūrėk, saulė išlindo, ne? Nu, ten debesis buvo, jo, matyti, tada debesi, ten jau buvo kiek, 12 laipsnių, sakė, ar 13? 13 laipsnių, tai taip, bet kažkaip įdomiai kvėpuoji, tai garas iš burnos eina toksai. Nu, čia mažiau gal harpinų, ten į viršų buvo biški gal ekstremalesnis. Jo. 7% nuolydis, nieko, aš čia filmuoju su didžiai pultuku, tai uždėsim visus atributus pasižiūrėti, kaip mes čia važiavome. Smagu iš tikrųjų savo pasidaryti tokią dovaną, ne? Po kalnus pavažinėti. Lietuvoje nėra. Nu jo. Lietuvoje taip, žinai, visi keliai jau beveik išvažinėti. Nu, ne visi ten, gal Žemaitijoje neišvažinėti, o čia Aukštaitijoje, tai visi turbūt, nu, ne visi, daugumas. Tikiu. Gražu. Saulutė šviečia. Išgerti kviečia. A ką gersim? Vandens neturim. Nu vakare taip. Vai, vakar tai fainai nuėjome į restoraną sudarėm. Blemba. Porcijos nerealios arkliškos. Paėmėm po 50 kažkokio gero brendžiuko, po 2 alaus. Ir sumokėjom, spėkit kiek. 31 eurą, blemba. Normaliai. Bet čia ne visose regionuose, sakė, vienur brangiau, kitur pigiau, tai čia nenusivilkit, gal jeigu kur jūs važiuosite kitur, tai gal ir nebus tokių kainų. Mes čia Satumarėje buvome. Nakvojame, tai ten ir kavinėje. Nu, bet paskui fūrą, tai aišku, tokius paimtumėm greičiau, žinai, daiktus. Ir įdomiau būtų nenusileidinėti. Gal ją kažkur ant ilgosios aplink galima, nežinau. Nors gal ir gerai neskubėti, nes čia toks vis vien slidus tas kelias, paskui dar nučiuošim. Gal tiesiog pravažiuoti geriau reikia. Pirmyn labai gražiai užvažiavome, fainai buvo paguldymų daug, žinai. Čia tai, nu, ta fūra lėtai važiuoja, nepaguldysi, ne? Nu ir štai. Jo, buvo sausiau ant viršūnės, ne? Tik tai pradėjo šlapiau, o čia šlapiau visai, realiai taip. Gaila, žinai, reikia kitą kartą dar vieną mikrofoniuką mažą nusipirkti, pasistatyti ant šalme prie komunikatoriaus, nu, prie ausinių. Tai visi... Jo, kad girdėtųsi, nes dabar, žinai, čia žiūrovai girdės tik mano balsą, tai galvos su savim durnelis šneka kažkoks tai. Na, kažkaip girdėjau, kad galima kamerą su komunikatorium sujungti, vat, ir tada girdisi ir pokalbis iš tikrųjų. Jeigu kas turit patirties, parašykit komentarą, kaip tą padaryti. Iš tikrųjų pas mane sena komunikatorius XLR2 iš šalmai montuotas, tai gal kas turit patirties, iš tikrųjų žinau, kad kažkaip likti galima. Ir... va, tiesa, va, dar Darius sako, kad Osmo 4 kamerą reikia paminėti. Iš tikrųjų, gal ne visos kameros jungiasi prie to komunikatoriaus, tai iš tikrųjų, jeigu kas turit patirties, tai duokit tokių patarimų įdomių, kuriais galėčiau pasinaudoti. Varom toliau, jau čia turbūt kelias į pabaigą, ar ne? Tai pats kelias, o vaizdų, kažkokie kalnai, bet šalia šitas miškas stovi toksai, žinai, medžiai ir viskas, tokių kažkokių tai, gal už tai ten tas Transalpinas, Trafalgašus labiau mėgsta, bet ten ir kelias vingiuotas ir plus vaizdų, gali irgi aikštelių daug pridaryta, bet nieko ten, kažkoks upelis teka po dešinę, bet realiai nesimato
jokių vaizdų gražių negali. Nu, sakėm, va, droną paleisim, fotografuosim kažką gražaus, bet, nu, taip, šitoj vietoj tai nelabai. Nu, bet nieko, rytoj mes pravažiuosim arba Transalpiną, arba Transalvešą, o jeigu pavyks, tai kartu, ir tą. Nu, bet pažiūrėsim, laiko turim daug, tai gal ne pušinsim, su malonumu praleisim dieną, pirmą ant vieno kelio, kitą ant kitą bus matyti, kai ten prasisek, koks gražus upelis, blemba po dešinę akmenuotas. Gaila, va, tokiose vietose nėra sustojimo, žinai, pafotografuoti. Tai, žinai, nu, va, jau ant pabaigos aš kažkaip ketvirtų bėgių visur numyniau, žinai, biški pristabdai, biški. Taip jau, na, jau viskas turbūt baigėsi. Taip, kad brangieji mano, baigėm reportažą iš kažkokio tai 18 kelio, Nauneimo kalno. Susitiksime vėliau. Čiau. Va. Nu, čia va dar nusileidom, va, kažkoks labai, nu, nežinau, ar spėjau jungti kamerą, ten buvo tokie labai gražus mediniai namai. Čia toksai superinis miestelis, nežinau kaip, Mara vadinasi, Harnė Cesti. Šiaip miesteliai labai gražus, tokios bažnytėlės gražios ir tvarkingi šitoj vietoj. Už 500 metrų į dešinę sukam. Gaila, nebuvau įsijungęs kameros, vos dar jau ant kupros neužšokau. Nesitikėjau tokio keliuko nusukimo tarp namų kažkur, tai net nesimato. Čia per kaimelį važiuojam, čia irgi tokie geri harpynai. Va, čia ne trečių reikia važiuoti tokie geri užlinkimai. O matot, Rumunija labai faina šalis. Šiandien oras geras, vakar tai šlykštuma. Prieš akis matosi kalnas, kurio mes važiavom pirmai, dabar jo grįžtam kitą pusę. Pro šoną prasuksim ir nuvažiuosim link Driskių kasyklų, o čia dar vienas staigesnis. Iki Driskių kasyklų mums liko 193 km. Čia matai, kaip ant to šono, tai iš kairės nesimato, o čia koks vaizdelis, ant šalmo čia būtų geriau. Oi, čia neužsižiopsos čia, ble. Tuoj nulėksiu į griovį, bet užsižiopsojęs vaizdais. Nu, blemba, žinai, mėgstu pažiopsoti. Nu, taip, mosas klaidų neatleidžia. Reikia labai, iš tikrųjų, sunku ir filmuoti gražius vaizdus ir važiuoti. Nu, koncentracija tai krenta realiai. Tai va, žinokit, šitų vat visų... Čia aš įlėkiau. Šitų visų youtuberių darbas iš tikrųjų sunkus, kur važiuoja, filmuoja ir jau filmus apie kelionės rodo, ypatingai su mosais. Vat važiuoja į tą vietovę, tai čia turbūt bet kur važiuotumai, nereikia tų Transalpinų, ne? Realiai. Buvom sustoję kažkokiam mažam kalnų miestelį, papietavom, suvalgėm, kaip supratom, dienos pietus buvo šitagi kopūstų sriuba, kažkoks toks mėsos gabalas ištroškintas su ryžiais. Tai gavosi kažkur, dar paėmėm aš mineralinį Darius kolą. Tai mums gavosi kažkur tai žabų 12 eurų po 6 eurus. Tai galvojom, pigiau čia kaimuose bus. Jo, o kainos tai tokios vakar Satumariai valgėm už 3,1 eurą, tai nesulyginsi ant 2. Tai ką, judam toliau link Druskų kasyklos ir ten matysime, ką dar gerą pamatysime. Ką, sustojome, sudarėm kaimo keliukį kažkokiam, tai toksai vingiai, o žiūrėk, šuo atėjo. Draugelis ateina. Draugelis, žiūrėk, žiūri mus. Gal neša mėsą, kad draugelis neprisistatytų. Taip, kad svarbu meškų nepakviesti. Aikštelėje. Ne, tie šunys geriečiai. Čia žmonių draugai, ne priešai. Biški gamtinių reikalų atlikti, gražu labai, akacijos, o čia va tavo
didelis medis, pas mus ąžuolas, pas jūs akacija. Tokia didumo. Vienu žodžiu, Darius išsigando šuns, sako, neša meškeres. Gerai, tęsiam kelionę toliau, jau netoli kasyklą esame. Netoli, tai čia turbūt kokiai dar 100 kilometrų. Ne. Gal, šito tai nepastumsiu. Pastumsiu. Tai lendam, aišku, pizdu, žinai, nesąmonė. Čia nėra nei sargo, nei nieko. Patraukiu šoną ir lendam, blėt. Blėt, čia važiuotai, tai kažkaip laikas eina. Blėt, так važiuotai. Tai pastatyk va to vietos motocikliukam. Ai, tam toli. Ai, galvoju. Šiek ir aprangos palieku. Čia gal šalia tavęs apčiukas tai virkiu. Nu, pastatėm nelegaliai motociklus, nes parkomato neveikia tas bilieto išdavimas, tai koliuką pastūmė, bet pro šlagbaumą. Faina buvo. Dabar varome į tas kasyklas, pažiūrėsim. Dar dirba. Čia, jeigu važiuosite, tai viena aikštelė neįleidžia motociklo. Ženklas yra, kad negalima. O tokios ir naujienos. Važinėjom. Kelius gražius pamatėm, o į kasyklas nespėjom. Dirba iki 5, leidžia iki 4. Sutikom sargą, tai einam tik tai apsižiūrėti, kaip ten atrodo. Ir turbūt minsim toliau link Transalpinos. Pasilsėję, kur ten arčiau gal susirasim kambariuką, ne? Nakčiai, kad rytoj iki Transalpinos toli neminti. Ne, tai iki Transalgaško geriau matyti. Druskų kasyklas praskipinsim. Tai ir baigėsi mūsų 3. kelionės diena. Jeigu patiko mūsų kanalas, paspauskite subscribe ir sekite mūsų šios kelionės tolimesnius nuotykius. Jau esame Sybių mieste, važiuojame į viešbutį, kurį susiradome per bukingus. Daug mašinų, vakaras, visi grįžta namo. Tai ten to viso raudonų šviesoforų stovėjimo nerodysiu jums, o susimatysim jau viešbutyje. Sybių mieste restorane viešbučio užsisakėm, va čia va toksai kiauliena įdaryta su sūriu ir dar su grybais, man atrodo. Čia salotų prie jos paėmiau vietoj bulvyčio. Alaus paėmiau. Darius va ešerį užsisakė su bulvytėmis. Dar užsisakėme taksos. Čia jau brangiau negu tam, žinau, priemiesčio restorane. Čia jau, nu, kaip pasakyti, nu, bet ne brangiau kaip Lietuvoje, bet brangiau negu tam pasienį, vienu žodžiu.